Subrandintas senuose šaltuose rūsiuose, vertinantiems išskirtinumą, gardus iki paskutinio gurkšnio, senas tradicijas puoselėjantis Biržolus. Labas vakaras. Išskirtinės kelionės ir susitikimai su ištvermingais žmonėmis – tai vienas iš laidos Teritorija perliukų. Atradimai, pasiekimai ir tai, kuo galime nustebinti pasaulį. Teritorijos laidoje dažnai apie tai, kas balansuoja ties žmogaus galimybių ribomis. Tad gero laiko palinkėsime ir šį kartą. Žvelgi į šiuos žmonės ir norisi jiems nusilenkti. Jie siekia tokių aukštumų, kurias pasiekti gali tik patys atkakliausi. Ištvermingų žmonių šventė prasideda. Pasigirsta burzgiančių motociklų variklių gausmas, o ant jų patogiai įsitaisiusių merginų rankose plazda vėliavos. Kupiškėnai jau 8 kartą šiltai pasitiko triatlono varžybų dalyvius. Tačiau šis kartas kitoks, juk tik 1 kartą šios varžybos sulaukė tokio išskirtinio dėmesio. Renginys atviras Lietuvos ir Baltarusijos šalių čempionatas. 1 kartą buvo įtrauktas į Europos triatlono sąjungos kalendorių, o stebėti varžybų atvyko ir pats šios organizacijos viceprezidentas Helmutas Kaufmanas. Kupiškio miesto valdžia ne tik globojo šį renginį, bet ir padėjo finansiškai. Prieš keletą metų keletui kupiškėnų entuziastų kilo mintis pasikviesti Lietuvos triatlono federaciją suorganizuoti čia vieną iš Lietuvos čempionato etapų. Tiek dalyviam, tiek patiems federacijos vadovom labai patiko trasa ir jie pasisiūlė bendradarbiauti su mumis. Mes parėmėm šitas varžybas ir labai džiugu, kad jau 8 kartą jos vyksta čia. Ir tikimės, kad šitas mūsų bendradarbiavimas su federacija tęsis ir ateityje. Garbingos kovos, gerų trasų, žiūrovom džiugių akimirkų ir kad iš čia visi išvykti. Kadangi varžybų lygis stipriai pakilo, tad nieko stebėtino, kad įvairios amžiaus grupėse savo jėgas panoro išbandyti net 198 įvairaus amžiaus triatlono mėgėjai ir meistrai iš 6 valstybių. Pirmieji 250 metrų plaukime, 8 km rungtyje su dviračiais ir 2,5 km bėgime, 8-12 metų mergaitės ir berniukai, 60-mečiai ir vyresni bei visi norintys mėgėjai. Nuo ko reikėtų pradėti šį pirmąjį laidos teritoriją pasakojimą apie triatloną? Ko gero tai nuo trumpos šio ištvermės sporto istorijos. Triatlonas olimpinė sporto šaka, susidedanti iš plaukimo, dviračių lenktynių ir bėgimo. Tarp rungčių pertraukos nedaromos, laimi mažiausiai sugaišęs laiko per visas 3 rungtis. Kiekvienas triatlono nuotolis turi savo atskirus kontinentų ir pasaulio čempionatus. Tik viena triatlono distancija yra įtraukta į olimpinių žaidynių programą, kuri taip ir vadinasi – olimpinė distancija. 1,5 kilometro plaukimas, 40 km dviračio rungtis ir 10 km bėgimas. Pirmosios triatlono varžybos Lietuvoje ir buvusioje Tarybų sąjungoje bei 5 pasaulyje buvo surengtos Panevėžyje, o pirmosios triatlono varžybos pasaulyje 1974 metais San Diege. Šiuolaikinio triatlono pradžia yra laikoma 1978 metų vasario mėnesio 18 dienos data. Štai tokia triatlono istorija trumpai. Atvirame Lietuvos ir Baltijos šalių triatlono čempionate Kupiškyje jauniausių dalyvių ir mėgėjų grupėje įveikus 250 metrų plaukimo rungtyje, dviračiu nuvažiavus 8 km ir nubėgus 2,5 km, geriausiai sekėsi tai padaryti Baltarusijos atstovui Danilui Juškoviecui. Mergaičių varžybose pirmavo Morta Kotkas iš Estijos. Mėgėjų įskaitoje nugalėjo Erikas Aukštikalnis. Lietuvos triatlono federacijos prezidentas Saulenis Pociūnas vos paskelbus startą antrąjį šių triatlono varžybų sportininkų grupiai pasakojo, jog čia 14-17 metų sportininkų gretose yra perspektyvūs ir galbūt būsimi olimpiečiai, 2016 metais turintis visus šansus tapti Olimpiados Brazilijoje viltimis. 750 metrų plaukimas, 20 km minant dviratį ir 5 km bėgte. Šioje grupėje varžėsi ne tik perspektyvus jaunimas, bet ir 50-59 metų amžiaus moteris ir vyrai. Vidmantas Urbonas, triatlonininkas, pasaulio ultra triatlono čempionas ir rekordininkas, Lietuvos Respublikos nusipelnęs treneris, dar vadinamas geležiniu žmogumi ir ugdantis perspektyvius sportininkus pabrėžia, jog trenerio rankose labai daug. Aš manau, kad išmokyti vaiką siekti pergalės, tai galima tą visą dalyką
dalyką iš sporto perkelti ir į gyvenimą. Nes tai yra darbo pradžia, darbo pabaiga triatlone, yra pradžia, yra finišas. Tai darbe jis irgi taip pat sugebės pradėti darbą ir pabaigti, nemesti vidury. Sugebės išmokti siekti tikslo, bet kuriai profesijai, bet kuriam darbe. Jeigu jis nebus sportininkas, aišku, tokiom mintim reiškia, kai vaikus, užburi, papasakoja jiem apie tai, tai jie tada ir pradeda visai kitaip suvokti tą sporto šaką, jie žaismingai ją priima ir nemato vargo joje. Aišku, būna tokių liūdnesnių momentų, kai trasoje ar vidury trasos, ar tik pabaigus, sako, viskas metu, manęs daugiau nematysit, bet tas trunka 10-15 minučių, po to apsisuka, o gerai, treneri, kada treniruoti. Tai būtent jei to mokai vaikus, tai aš manau, kad tai yra prasminga ir įdomu pačiam. Kupiškio miesto gatvėmis nusidriekusi trasa parinkta taip, kad perspektyvus jaunimas galėtų ne tik smagiai pasivaržyti, bet ir išbandyti save. Šita trasa yra įdomi tuo, kad jinai yra labai techniška. Vienas ratas yra 4 kilometrai. Tai mes galime žiūrovam parodyti sportininkus 10 kartų važiavimo dviračiuose, bėgimo trasoje. Mes norim, kad žiūrovai tai matytų. Aišku, sportininkam yra sunki šitą trasą, yra pakilimai, bet jinai įdomi. Paklauskit nors vieną sportininką, ne vienas ten nusivylė šitą trasą, jiem įdomu. Sunku, bet įdomu. Apibendrinant šios grupės rezultatus, tarp 17-mečių vaikinų pirmavo baltarusis Aleksandras Dachno, o Lietuvos čempionu tapęs Klaidas Kruzdys užėmė 4 vietą. Šalies čempionato prizininkais tapo Tautvydas Kopūstas ir Rytis Grašys. Titas Pumputis laimėjo Lietuvos čempionatą ir buvo antras bendroje 15-mečių vaikinų įskaitoje, nusileidęs tik baltarusui Nikitai Kacinovui. Lietuvos čempionato aukso medalis 17-mečių grupėje atiteko Viktorijai Šukytei. Sidabro Ievai Tvarijonaitei, bronzos Tamantai Šukytei. Veteranų grupėje ir vėl lygių nebuvo daugkartiniam pasaulio čempionui iš Latvijos Anatolijui Levšai. Tai, ką jungia triatlonas, mus lydi jau nuo ankstyvos vaikystės ir pasirodo tinka kiekvienam. Aš manau, kad tai yra kiekvienam, dėl to, kad triatlonas yra labai ilgamžiška sporto šaka. Amžiaus diapazonas labai platus ir šiose varžybose jau Baltijos šalių čempionate mes matėme ir 10-mečių sportuojantį, ir 70-mečių sportininkų. Aišku, elitiniai sportininkai, tie, kuriems yra 25, 35, o visiems žmonėms tai tikrai prieinama sporto šaka, nes tai yra tiesiog duota Dievo, tiesiog duota gamtos. Tai yra plaukimas, kai mes gimę plaukiam, dviratis, kaip mes šimtmečio atradimas, o bėgimas, tik žmogus pradeda ropinėti, jis jau keliasi, bėga. Tai 3 sporto šakos tikrai labai fainos. Švara, gamta, ežerai gražus, puikia trasa, gera nuotaika, muzika, ko daugiau reikia. Ilgiausioje olimpinėje distancijoje startavo 42 sportininkai. Gausus naujokų, panorusių save išmėginti olimpinėje triatlono distancijoje 1500 metrų plaukimas, 40 km važiavimas dviračių ir 10 km bėgimas leidžia tikėtis, kad tvirtų vyrų bei moterų sporto šaka tikrai populiarės. Europos triatlono sąjungos viceprezidentas Helmutas Kaufmanas tiems, kas jo paprašo papasakoti apie triatloną, kalba taip. I think triathlon is doing the 3 simple kind of sports, running, swimming and biking, what the children doing every day. And we have to sell this product softly to the parents and the grown-ups, and it is a healthy sport. You don't take the pictures from the extreme sports, you have to take it for the normal distances. Fizinės žmogaus galimybės labai didelės, todėl jei kas pradeda galvoti, kad yra ribos, turi šią mintį tuoj pat išmesti iš galvos. Pati ilgiausia, ką yra žmonės padarę, tai yra varžybose nuplaukė 76 km. 76 km. Nuvažiavę dviračių 3600 km ir nubėgė 844 km. Tai ribos, kaip jos įsiplečia. Ir aš manau, kad tai dar nėra riba. Nes žmonės ateina, vieni padaro tokią distanciją, kiti ateina, kad ją viršyti, kad padaryti ilgesnę, kad nugalėti save. Ir tų ribų pas žmogų tikrai nėra. Tai ne kartą ir pats įrodinėjau. Ir aš manau, kad dar po manęs ateis kiti žmonės, kurie tikrai padarys daug daugiau. Nepaprastai svarbus dalykas yra sportininkų žodžiais kalbant neperdegti ir protingai paskirstyti jėgas. Trenerio nurodymai ir teisingai parinkta strategija neatsiejamas procesas, norint pasiekti gerų rezultatų. Yra toks dalykas, yra plaukimo rungtis. Plaukimo rungtis praktiškai yra apšilimas, bet tu per tą rungtį neturi atsilikti nuo lyderio. Dviračio rungtis yra vėl savi niuansai, todėl kad per dviračio rungtį tu turi važiuoti su lyderiais ir neišakvoti per daug jėgų. O paskui bėgimo rungtis, kurioje viskas įsprendžia. Triatlonas tikrai ugdo charakterį, garbės reikalas pabaigti distanciją, kad ir kaip tau būtų sunku. Šį principą gali perkelti ir į gyvenimą.
Man, aišku, žymiai lengviau negu kitiem įveikti sunkumus gyvenime, tiek moksluose, tiek su draugais. Kai pripranti kentėti tiek sporte, tai išmoksti kentėti ir gyvenime. Tiesiog viskas lengviau persikenčia. Man lengviau, manau, ir kitiems lengviau triatlonininkams. Jau po plaukimo rungties lyderiu tapo baltarusis Aleksandras Vasilievičius, kuris važiuodamas dviračiu savo pranašumą dar labiau padidino, o bėgimo rungtyje treneriai jį jau stabdė, nes nebebuvo prasmės eikvoti jėgas, juk artimiausias konkurentas buvo atsilikęs beveik 3 minutėmis. Тяжеловато было на плавании, на вело, на беге, если бы кто-то был в конкуренции, тяжело тоже уже бежалось, потому что все силы пошли на велосипед, целый час ехать одному. Это очень сложно, тем более такая трасса, очень сложная, горы, особенно в городе, очень просто. Svečio iš Baltarusijos trasos įveikimo laikas 2 valandos 1 minutė ir 43,5 sekundės. Sportinį jaudulį Aleksandras pajuto dar dieną prieš varžybas. Спать уже все, только думаешь, как ты будешь плыть, чтобы все время четко сделать, костюм расстегнуть, где слезть на велосипеде, то есть все, голова уже не выключается, то есть ты уже адреналин, даже днем надо было поспать, я ворочался, не мог заснуть даже, хотя надо было. Lietuvos čempionato nugalėtoju tapo Paulius Dabkus, kuris bendroje įskaitoje liko 6. Nors savo rezultatų nepilnai, bet 2:9, visai nieko. Kuri rungtis galbūt šiandien sunkiausiai ėjosi ir kuri lengviausiai? Sunkiausiai tai būtų bėgimas, o lengviausiai tai plaukimas. Visados man plaukimas sekasi, kaip buvęs plaukikas, tai nebuvo labai sudėtinga. Ilgąją distanciją įveikė ir 18-19 metų jaunuoliai. Čia nugalėjo baltarusis Artiomas Dmaševičius, o Lietuvos čempionu tapo Tomas Šalna. Jam tai buvo pirmas bandymas įveikti olimpinę triatlono distanciją. Aš šiaip plaukikas prastas, bet šiandien suplaukiau savo geriausią laiką. Tokiu tempu nesuplaukęs net trumpesnių distancijų, tai manau plaukime šiandien geriausiai. Dviratėje buvo sunkoka, kadangi grupė pabėgo nuo manęs, bet šiaip gerai. O ką tai keičia? Tai keičia viską, iš tikrųjų laikas sulėtėja žymiai, kadangi grupiai lengviau minti. Paskaičiavo mokslininkai, kad ant 30% viskas lengviau, tai vienam žymiai sunkiau, kojos labiau užkerta raumenis ir tiesiog neišeina paskui tai bėgti gerai. Pajėgiausia tarp moterų ir nugalėtoja tapo Natalija Borisova Novikova iš Baltarusijos. Kol motinystės džiaugsmams ruošėsi pajėgiausia Lietuvos triatlonininkė Alina Padleckaitė, šalies čempione tapo iš Londono atvykusi Rasa Kavaliauskaitė, kuriai tai buvo pirmas startas tokiuose varžybose. Ar užkabino jas, ar norėsit dar save toliau išbandyti ir siekti rezultatų? Dar bandysim, taip dalyvausim tikrai ir kitais metais būsiu stipresnė, tikrai ruošimės daugiau ir su treneriais dirbsim ir viską, tai daugiau bus. Pasistengsim. Buvo vietos, kur galima buvo čia pajusti malonumą apart nuovargio. Lietuvoje gamta geras oras. Sunku, kad trasa yra iš tikrųjų kalnuota, bet įvykdai viską. Nuo mažens esu labai kovotoja ir visą laiką nenusileidžiu ir daug padėjo ir mano draugas, ir šeima. Šitas varžybos buvo skirtas mano seneliui, kuris mirė šiais metais. Tai su manim jisai bėgo irgi visą laiką galvodavo apie jį, tai tuo padėjo irgi. Veteranų grupėje pirmavo latvis Vladimiras Kuzmenko, o Lietuvos čempiono vardą iškovojo Valdas Gudaitis. Ignas Taškevičius triatlone naujas veidas, tačiau jau daugelį metų šis atkaklus ir ištvermingas vyras žinomas dėl pomėgio bėgti klasikinius maratonus. Nebuvo labai sunku. Vanduo skanus, marių. Prisigėriau, paskui nereikėjo gerti, važiuojant dviračiu. Pirmą kartą labai įdomu, seniai svajojau išbandyti tikrą triatloną. Vyresnėme amžiuje kaip tik ištvermė labiau tinka negu greitis ar jėga, nes jėga mažėja, greičio galimybės mažėja su amžiumi. O ištvermė, jeigu treniruojasi, jeigu reguliariai sportuoja, tai netaip jau prastai galima pasirodyti varžybose. 8-osios triatlono varžybos Kupiškyje ir šiais metais dovanojo daug gerų emocijų. Norim pasidžiaugti, kad šiais metais šitos varžybos yra pirmą kartą auktos į Europos triatlono sąjungos kalendorių, pirmas oficialus startas Lietuvoje ir manau, kad Europos triatlono sąjungos viceprezidentas dalyvauja šitos varžybose, žiūri, jisai priekaištų kol kas jokių nepasakė. Manau, kad kitais metais mes vėl turėsim tokį pat statusą, galbūt aukštesnį, kaip etapą, su galimybė atranką į Londono olimpiadą. Viena iš paskutinių. Kol kas dėja reikia pripažinti, kad visus pagrindinius prizus išsivežė Baltarusijos atstovai. Tačiau visada reikia siekti geriausio ir nepamiršti pasidžiaugti tuo, ką pasiekė šiandien. Juk šiame sporte tik atkaklų žmonės, kurie nesuka atgal ir niekada nepasiduoda. Po reklamos leisimės į kelionę, kurioje kiekvienas kilometras aukso vertės. Paklausite, kodėl?
Ogi todėl, kad verta mūsų sulaukti ir mes atsakysime visus jūsų klausimus. Subrandintas senuose šaltuose rūsiuose, vertinantiems išskirtinumą, gardus iki paskutinio gurkšnio, senas tradicijas puoselėjantis Biržolus. Su jumis sportinė pramoginė laida Teritorija. Kelionė aplink Lietuvą valstybinės sienos perimetru įgauna pagreitį. Netikėti susitikimai ir atradimai – tai šios laidos akcentas. Naujas aplink Lietuvą dienoraščio puslapis verčiamas nuo antrosios kelionės dienos ryto. Judėsime link Biržų, tačiau tingus pirmasis rytas nei kiek netgi nenoro kažkur skubėti. Ko gero taip ir turi būti, juk kiekvienam šių vyrų tai atostogų savaitė ir tik jie patys sprendžia skubėti ar ne. Sumuštiniai ir gardi rytinė kava tai jaukios tarsi šeimyninės APL akimirkos prie dar nesurinktos palapinės. Visur, kur tik galima džiovinti, kabo enduristų rūbai ir išrikiuoti batai. Sutikit, juk jokio malonumo įsisprausti šlapius drabužius, o juo labiau batus. Išmėtyti daiktai greit bus surinkti, tačiau kas vaikšto į žygius tikrai žino, kad daiktai turi susigulėti ir tik tada jie suras savo vietą. Daug kartų susikrovęs kelionės maišus ir juos išpakavęs, po kelių dienų sugebėsi greitai rasti tai, ko ieškai. Šie vyrai labai praktiški ir išradingi. Paklauskite, kaip greitai išdžiovinti palapinę ir jie tuoj pat parodys. Vaizdas panašiai kaip TV parduotuvėje, kur ilgai kažkas kažką kalba ir demonstruoja vieno ar kito daikto privalumus. Manome, Mindaugas pravardė Žys neliks nepastebėtas. Ir ateityje iš ekranų pasakos, kad ir apie kokius treniruoklius ar puodus. Motobekeliai žirgai pabalnoti, užkurti, metas pasidžiaugti, antra diena. Ko gero, įspūdingiausių žygių enduro šeimos padangėje tapusi tradicinė 7 dienų kelionė aplink Lietuvą su motociklais, važiuojant valstybinės sienos perimetru, tęsiasi toliau. Kelionės pirmoji diena jau paženklinta pliusu. Kas bus šiandien, viską tai žino Dievas. O kelionės dalyviai tik labai nedaug. Tai, kas būna tradiciškai. Tie, kas važiavo pirmą kartą, visą kelionės laiką nenustojo grožėtis turtinga Lietuvos gamta ir nedideliais miesteliais. Įspūdį paliko kaimai Lietuvos, kad pakankamai tvarkingi, sutvarkyti. Aišku, labai skiriasi tie kaimai nuo vakarų Lietuvos ir rytinės dalies, visiškai kitokie. Ir šiaip žmonės šilti Lietuvoje. Mojuoja vaikai, patenkinti, smagu. Ko pasilgsit labiausiai? Važiavimo, gražių vaizdų, naujų vaizdų, kitokios Lietuvos, ne tokios, prie kokios mes pripratę, be didmiesčių, kaip sakant. Kas įsiminė, gražiai gamta. Ir tai, kaip keičiasi, kaip važiuoji Suvalkija, ten Aukštaitija, Žemaitija ir, keičiasi vaizdai, gražus vaizdai. Šiandien prie mūsų prisijungia ištikimas kelionės aplink Lietuvą globėjas Biržų krašte Andrius Šulskis, kuris mus nuvežė į garsią Varadero alėją. Kas vieniems lengva, kitiems sunku. Kas vieniems įdomi trasa, kitiems gal nieko ypatingo. Tačiau 7 dienų kelionė gali padovanoti ko gero didžiausią įvairovę. Nebuvo lietaus, tad šį kartą važiavimas įspūdingai žaliuojančioje bei tankiai medžiais ir krūmais apaugusioje vietovėje didelių sunkumų nesudarė. Tačiau ir čia buvo vietų, kuriuose teko motociklo ratus įmerkti į purvą. Kasmet vis daugiau naujų žmonių norinčių užsidėti šios kelionės pliusą. Tad belieka klausti, kodėl jie čia. Įsivaizduoju, kaip man jaustis ir kiek man reikia būti išmintingai, kad kai žmogus važiuoja 101 kartą, ko aš turėčiau jo paklausti? Nežinau. Ir kodėl dar kartą turbūt? Todėl, kad kaip visada, atostogos, pačios geriausios atostogos. Tai viena iš atostogų dalių. Aš jau prieš 2 metus, kai atostogavau prie Vištyčio ežero, tai ten mano yra kaimas buvęs. Ir aš, kai pamačiau endurą, aš dar motociklo neturėjau, aš jau tada galvojau, kad reikėtų važiuoti. Praėjusiais metais kažkaip nespėjau pasiruošti, trūko paskutinės savaitės, ar tai ten kažko, taip. O šiemet jau aš iš anksto ruošiausi tam. Dabar galim statyti. Давай statom visi. Grūžną vzelį į painelį. Gerai. Dabar reikia išvalgyti.
kas, pavyzdžiui, tai, kad Lietuvą geriau pažinsit, ar kitos aplinkybės traukia važiuoti aplink Lietuvą? Ne, kad Lietuvą pažinsiu, nei kad ką pažinsiu, traukia tai, kad yra motociklas, yra du ratai ir, šiaip važiuoti, greitis, taip toliau. Maudytis buzose ir panašiai. Kaip visi sako, kad kas turi enduro motociklą privalo apvažiuoti Lietuvą, tai sugalvojom, atostogas susiplanavom ir... Enduro judėjimo propaguotojai mėgsta adrenaliną. Tie, kas pakankamai gerai valdo važiavimą motociklu, gali sau leisti sekioti paskui adrenaliną. Tačiau ilgainiui juos aplanko jausmas, tarsi viskas gerai pažįstama. Todėl nuolat tenka ieškoti naujų formų ir atmainų, kurios leistų pasipildyti jo atsargomis. Kelionės maršrute tradicinė vieta, į kurią užsukame, tai Biržai. Juk sakoma, kad prie šiaurinės Lietuvos sienos 20 km nuo magistralės Via Baltica jūs atrasite tikrai išskirtinį šiaurės Lietuvos perlu vadinamą miestą Biržus. Šis miestas garsus savo istorinę praeitimi, vandens telkinių gausumu, vietinių gyventojų svetingumu ir alaus stiprumu. Būti šiame krašte ir neaplankyti vieno garsiausio šio miesto žmonių degančių moto aistra, tai pono Juozo jau neįsivaizduojamas dalykas. Buvome pernai, atvykome ir šiemet, nes nuoširdumas ir svetingumas traukia kaip magnetas. Biržų alaus darykloje mus pasitiko jo šeimininkas Juozas, kuriam artimas moto judėjimas ir žino, ką reiškia skrieti motociklu. Todėl bendraminčiai privalo susitikti ir pabendrauti, juolab, kad pokalbiams temų jiems ilgai ieškoti nereiks. Pasitaikė lietingas oras, todėl vyrai čia atvyko ir sušalę ir permirkę. Tad užsukę į patalpas, kuriuose verdamas alus, jie puolė šildytis ir nenorėdami iš čia išeiti, vis prašė, ką nors dar ir dar papasakoti. Kiek sušilę ir apžiūrėję daryklos teritoriją buvo pakviesti į degustaciją. Laikas neprailgo. Linksmai pašnekesiai, kartais paįvairinami kokiu anekdotu ir nepastebimai atėjo laikas važiuoti toliau. Padėkoję už svetingumą, vyrai sėdo ant motociklų ir važiavo apsukti garbės rato Biržų miestų centre. Savaitgalio miesto tylą sudrumstė motociklų variklių gausmas. Tai buvo simbolinis pasisveikinimas su miestelėnais, kurie praėjusiais metais labai šiltai miesto centre sutiko šios kelionės dalyvius. Iš Biržų sukame į nakvynės vietą. Kiekvieną vakarą kelionės aplink Lietuvą dalyviai nakvodavo palapinėse ar kaimo turizmo sodybose. Juk ne dėl buitinių patogumų, o dėl nuostabių įspūdžių ir važiuoja vyrai.
Šį vakarą ne kempingas, o nuostabi ir jaukiai išpuoselėta kaimo turizmo sodyba. Čia tiesiog gera būti, nes teritorijos plotai labai dideli, tad yra ir ką pasižiūrėti ir rasti atokų ramybės tempelį. Tai, ką vyrai vakarais veikia, labai priklauso nuo supančios aplinkos. Tačioje sodyboje vienas maloniausių dalykų atokvėpio minutės prie vandens. Čia ko gero komentarų nereikia. Kol vieni buvo panirę į maudynių malonumus, kitigi sugrįžę skubėjo įsikurti ir kuo greičiau nuo savęs nusimesti šlapius drabužius. Ir vėl prie savo motociklų. Juk tai technika, kuri reikalauja nuolatinės priežiūros. Žiūrėk, iš vakaro neprikiši pirštų, kitą dieną kai galės parodyti savo kaprizus. Vakarai tai tas ypatingas metas, kada gimsta PL dvasia, kurią pajutę kiekvienas apie ją kalba per savo suvokimo prizmę. PL dvasia visų pirma man kaip ištrūkimas iš tos kasdienės rutinos, tiesiog savęs, nežinau, realizavimas toje aplinkoje, kur tau smagu ir tu, galima sakyti, čia, kad ir toks kaip ir darbas, tu vis tiek ir per tos, atrodo, kad aš čia per nesąmonę per tos parvus važinėja čia savo per atostogas galėtų ką nors įdomesnio nuveikti, bet iš tikrųjų tai, tikrai, o čia yra tas įdomumas, aš manau. Kelionė aplink Lietuvą – tai nuotykis ar avantūra? Ką žinau, ne avantūra, čia tiesiog toks geras nuotykis. Nesakyčiau, kad avantūra. Čia kaip pažiūrėsi, nes kelionėje visko buvo, tai galima ir pavadinti taip. Taip, bet dažnai važiuoju žygius visokius, tai tiesiog dar vienas toksai žygis. Biškai, sudėtingesnis. Kitoje laidoje naujas kelionės aplink Lietuvą dienoraščio puslapis. Išaušus rytui, nuotykių paieška tęsis toliau. Kryptis link pajūrio. Šie atkarpa tai greiti žirkeliai, išskirtiniai muziejai ir daugybė geležinkelio bėgių, kur komandų tempas labai sulėtėdavo. Dėkojame, kad ir šį kartą savo pusvalandį skiriate mūsų laidų herojams. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje ir pamatykite dar daugiau pomėgių, kurių neparodo niekas kitas. Nuo šį vakarą palinkėsime sportiškų vasariškų akimirkų su Sport 1. Sudie. Subrandintas senuose šaltuose rūsiuose, vertinantiems išskirtinumą, gardus iki paskutinio gurkšnio, senas tradicijas puoselėjantis Biržuolus.